ties mano keiksmažodžiais padarysi pip, pip, pip. Čia laivas. Laivas jau viskas. Left hook, the cross, the low kick, the body kick, question mark kick. Kokią muziką klausai? Madonna ar ten kas groja pas tave? Ne, aš tą raminančią tokią prieš miegą, kur būna deep sleep. Ne, juokauju. Šiaip kaip nuotaika, tai būna, kad pastoviai kažkokią vieną neturiu tokios, kas šiuo momentu man labai patinka, tą ir klausau ir kas kartai keičiasi. Kai pavai rankas, užtruko ar pavargai? Pavargt nepavargau? Ne, nepavargau. Nėra toks varginantis darbas, aišku, turi atidus būti, vis tiek, kad ten nepraleis, nes vis tiek rankos kovotojo, kaip sakant, duona turi kruopščiai suteipuoti, nebėlė kaip. Jeigu gan prastai ar paduškėlė plonesnė, irgi padarysi tam tikrų vietų, neužfiksuosi, realiai gali per kovą susižaloti ranką. Kad jis išnaudoja šteką, bei jį rodom. Gerai, per balsą. Grįšiu. Tipas į galvą. Tipas į pilvą aštrus. Šiaip kas kart prieš kovą jaučiuosi vis geriau, vis stipresnis. Pasiruošimas būna, visi vis tiek pagalvojam, dvejonės, neįsivaizduoji, kai pralaimi, negalvoji apie pralaimėjimą, bet visokių dvejonių vis tiek karts nuo karto kyla. Bet ką aš pastebiu, karts nuo karto, va dabar kuo toliau viena kova buvo, kita kova, trečia kova, vis stipresnis ateinu į visą šitą pasiruošimą. Ir lengviau man praeina tas visas laikas. Dabar Bržinskas išeidinė. Dabar išeidinė Bržinskas, taip. Jau išeidinė. Kas toks? Modė? Mum nedavė nieko lično. Mes neturim kažko, bet tu gali turėti. Davai. Jauduliuką biškį jaučiau, pirmą kartą išeidinėjau su dainininku, tai buvo kitoks kažkas naujo, bet kad jaudulys dėl to tikrai nebuvo. Aišku, kovau Vilniui, gal dėl to turėjo būti, bet kai jau ateini prie, jau viskas, būni su pirštinėm, pasiruošęs visiškai, labai geros motyvacijos duoda Martynas Jasiūnas ir su to mintyse stovi, lauki, toks sustingęs laike ir viskas. Ir tada matai save kaip iš trečio asmens pozicijos ateini iki ringo, visi paploja, įlipi ir lauki priešininko. Ir tada viskas. Matai tik priešininką, girdi trenerį ir girdi priešininko trenerį karts nuo karto. Ir viskas. Ir tada jau smūgių atgarsiai. Prasideda pirmasis raundas. One clinch, one action. Fight!
girdėjom, kad garsiausi treneriai ateis. Tai sakyk, ar gerklė nepaskauda? Girdisi biškį, ne? Pakimės, nu. Toks jau darbas. Dar vieną kovą pariekčiau, tai jau skaudėtų. Trečiajame raunde, kurį ir kovą rezultatu 10-9 laimėjo raudonasis kampas Lakūnas Balsys. Nėra toks varžovas, kur tu negali laimėti. Va tam yra bidniausia gal. Suprantate, aš net nepasičiau, kad tu kažką stebuklą šiandien parodyti. Bet vis tiek jis tas nesunešiavo, tau sakiau, pirmą raundą tu paėmė. Tau realiai galva ten, žinai, antrą, tai jis labiau negu trečiam, man atrodo, toks biškai labiau įsilygina. Tai dar tu, žinai, užėjimų keli geresni ir žiūrėk, ar tas pats seksa raundas. Supras, kad tu realiai, procentaliai, tai žinai, vos ne kokiais maksimum iki 5% tik nusileidai jam. Taip, Balsys laimėjo šią kovą, tai mes tą viską pripažįstam, jokių klausimų nėra, bet manau iš tikrųjų, kad realiai gal keletą geresnių atakų, labiau suakcentavus rankas, atlikus biškai šiek tiek daugiau kombinacijų tikslių, tą pergalę buvo pasiekti, bet, kaip yra, sakau, čia jau tiesiog kova, svarbiausia, jokių traumų negavom. Vakarės galės keletą dienų, jeigu reikės ir savaitę atsipalaiduoti, tai toliau tęs darbus, viskas tvarkoj. Čia jau toks sportas, visada laimėti tikrai nėra įmanoma. Viskas nemiga, insomnija, depresija, miegosiu ir verksiu 4 dienas. Ne, juokauju. Šiaip esu toks žmogus, kuris šaltai gali mąstyti, šaltai priimti sprendimus ir, pralaimėjau. Ir pas mane visada yra tokia logika, aš sakau ir kitiem, kas manęs paklausė šiais klausimais, ką aš šiuo momentu pakeisiu. Aš dabar gailėsiu savęs, verksiu, kad taip jau gavos, ne, aš pasižiūrėsiu, ką ne taip padariau. Aš geriau pasiklausinėsiu kitų žmonių nuomonės, man svarbių žmonių nuomonės, ką matė, ką aš nepadariau ir ką turiu daryti. Ir viskas, ir tada, kai eisiu į treniruotės, tą bandyti gyvendinti, dirbti šiais klausimais, nes jeigu gailėsiu savęs, to nepadariau, tai ir liks tik gailėjimasis ir viskas. Aš taip negyvenu, aš to nesuprantu, aš priimu, supratau, viskas, dabar ką galim pakeisti. Bandysim kažkaip pralaužti jo tos blokus, kurie, taip sakant, labiausiai ir stabdo jį kikbokso kovose ir viskas. Varžovas, turi visai geras rankas, vis tiek yra bokso atstovas, tai jam yra iš tikrųjų gal patogiau pali kikbokso kovoti, nes Vakariui kikboksas ne pats artimiausias, nesigauna jam iš tikrųjų gal pali kikbokso taisyklės, atskleist viso savęs jam ir labiau jisai yra pratęs kovoti pali Muay Thai taisyklės, bet kova yra kova, mes kaip komanda priėmėm tą iššūkį, negali viskas būti idealiai ar taip kaip treniruotėse, nes vis tiek įtampa, daug žmonių, stresas, viską įgyvendinti tikrai nėra lengva ir klausimas, ar tai yra iš tikrųjų įmanoma. Trūko jam aštrumo tokio smūgiuose, tokių akcentuotų labiau smūgių, gal daugiau darbo rankų. Taip, nes koja, žemus įspardė, daug spardė jo. Man aštrumo rankose trūko. Tą pačią klinčą galėjo daugiau daryti. Įspėjimą gavo, bet dar vieną galėjo pasimti įspėjimą. Nes kas ir buvo pirmam raundė ir matėsi, tas klinčas jo varžovą ir biškį blaškė. Taip.
o po to, po to prasidėjo kitas žaidimas. Apie kritiką irgi galvoju, klausau pagrindinės kritikos tai iš trenerių, ko nepadarau ir panašiai, o ne ką kiti žmonės ten vėliau kalba internete. Jo, aš atrašau, viskas okei, bet kuo toliau, tuo labiau mažiau reaguoju. Tai ir aš dėl to labai džiaugiuosi, nes pats pasiruošimas, visas kovai, tas laikotarpis į kovos daug lengvesnis būna. Daug lengvesnis, nieko neapgalvoji, gyveni savo gyvenimą, mėgaujasi kiekvienu momentu ir tiesiog lauki. Kokį pasikeitimą matau, tai su šituo, kur Čerkesovui pralaimėjau, ten, realiai pripažįstu, tipo, pavargau tiesiog, užsipumpavau panašiai, dabar to nebuvo. Ką veiksiu? Išsimiegosiu, pavalgysiu kažko skanaus pagaliau. Šiaip šitas laikotarpis jo toksai, man patinka neleis savo daugumą dalykų, kur šiaip mėgaučiausi ir valgyt galėčiau kasdien, kiekvienu momentu, bet pasiruošimo momentu aš visą tai išmetu iš savo rutinos, iš savo valgiaraščio. Tai va dabar šiuo klausimu biškį atsigriebsiu. Dirbu pats kineziterapeutu, tai reabilituotis man pavyko kuo puikiausiai, žinau, ką kiekvieną dieną turiu daryti. Tai ir mano sakysiu taip, kad gal silpnoji vieta kūne yra kojos ir kaip tik ties to ir būtent dirbau reabilitacijos metu, ties abiem kojom, ne tik ties tą buvusią traumuotą dešinę. O pats pasiruošimas kovai, tai jisai vyko labai kokybiškai, iš esmės, nes aš ir keičiau sales, keičiau sparingo partnerius ir jo, labai dėkingas esu Jasiūno komandai už pagalbą lygiai taip pat, nes džiaugiuosi jų svetingumu, jų patirties pasidalymu su manim, tai tiek Žydrūnui, Martynui, didžiausias os ir labai pas juos vyksta rimtas, kokybiškas darbas, tai ta salė, kur yra tikrai auginami čempionai. Revanšas netoks, koks aš tikėjausi. Kaip ir minėjau, aš labai savikritiškas savo esu, negaliu su savo sąžinė ginčytis, tai nevertinu savęs gerai, kaip ir gal kažkas pasakyti, pergalė yra pergalė, bet reikia savo duoti gerą botagą, kad reikia daugiau laiko skirti savo saliai, dirbti ties savo klaidom, mokytis naujų dalykų ir jo, tobulėti. Toliau, tai vasario mėnesio kova prieš Justiną Gedminą. Sraigtasparnių bus kova, nes suktukai ir iš vieno ir iš kito, manau, ten pilsis. Bet jo, Gedminas, o toliau aš manau, kad aukščiausi šios kategorijos vardai. Minėjau ne vieną kartą. Karosas, Danius, Balsys, visi, kas eina pergalių keliu, aš manau, yra mano taikiniai. Muay Thai čempionatas artėja, o dėl kitų kovinių tikslų. Žinau, kad žmonės pirštų nerodo, nes nemandagu, bet ten sėdi toks žmogus, viską žino, viską už mane nusprendžia, aš tik tai pasirašau vėliau. Tai Martynas Jasiūnas ir Žydrūnas Jasiūnas ir tada žinosim. Bet kad Lietuvos čempionate tai tikrai planuoju būti, gal kituose dar turnyrėliuose, o dėl profesionalių kovų kol kas jokių atsakymų negaliu duoti. Ar toliau būsi teipuotojas, ar lipsi į ringą? Teipuoti, toliau teipuosi, tai faktas. O dėl ringo, visko gali būti. Šiandien sakysiu ne, bet gal gausiu kokį pasiūlymą. Kolega jau pirštų rodo 20 štukų, 8 už 80 kg nusimesnį. Ne, juokauju čia. Ne, visko gali būti, čia dar nesu senis, kuris negalėtų šokti ringą. Nes iš šono yra spaudimo, iš šono gaunu spaudimo. O kartais ir tas spaudimas padeda, žinai, išlipti.
Dabar nėra noro, kol kas nėra, bet visko gali būti. Jeigu patinka tarp salės ringo kuriami serialai, Tai spausk laiką. Komentuok. ir dalinkis.